laukas, kelias, pieva, upė, la 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 la, gražiai iš jų išaugo vienas žodis Lietuva. Norint iš ūkininko nusipirkti kokybišką maisto produktą, padeda du dalykai – bendravimas su pardavėju ir atidumas. Ar visada atidžiai apžiūrite, kokią prekę perkate? O reikėtų. Įgyvendinant kokybės politiką tiek ES, tiek nacionaliniu lygiu yra reglamentuotos tam tikros kokybės sistemos, kurios būtent produkto suteikia išskirtinumą. Kokybiškų produktų gamintojai dabar gali gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos. Parama būtent pagal šią priemonę yra suteikiama 3 kokybės sistemoms. Tai ES lygių pripažintiem lietuviškiem maisto produktam, kurie yra ženklinami būtent ES ženklų su atitinkama nuoroda. Saugoma kilmės vietos nuoroda, saugoma geografinė nuoroda ar garantuotų tradicinių gaminių. Dar viena kokybės sistema – nacionalinė. Jai priklausantys produktai žymimi štai tokiu kokybės ženklu. Tai lietuviški produktai pagaminti iš lietuviškų žaliavų, kurie savo savybėmis pranoksta privalomus europinius ir nacionalinių saugos, kokybės, augalų sveikatos, gyvūnų gerovės ar aplinkosauginius reikalavimus. Sertifikuotos kokybiškos produkcijos gamintojų Lietuvoje yra 282. Daugiausia tai yra medaus ir bičių produktų gamintojai bei vaisius, uogas ir daržovės gaminantis produktus. Jei norite paramos, bet nepriklausote 2 išvardintoms kokybės sistemoms, gal priklausote 3. Trečia sistema tai ekologiški produktai, kurie yra pagaminti pagal ekologiškų žemės ūkio produktų gamybos reikalavimus. 2014-2020 metų laikotarpiui numatyta kiek daugiau nei 4 milijonų eurų parama. Parama yra teikiama 5 metus, yra dengiamas sertifikavimo išlaidos, kontrolės išlaidos, laboratoriniai tyrimai, yra dengiama etikečių, produktų pakuočių dizaino sukūrimo įspausdinimo išlaidos. Prioritetas paramai gauti suteiktas smulkiesiems ūkininkams. Yra įvertinamas pareiškėjų ūkio ekonominis dydis išreikštas produkcijos standartinė verte ir kuomet jisai yra iki 8 000 eurų, tuomet yra suteikiama 50 balų. Daugiau informacijos rasite Žemės ūkio ministerijos ir nacionalinės mokėjimų agentūros interneto svetainėse. Šiais metais yra nustatytas paraiškų rinkimui 2 etapai. Vienas etapas jau yra dabar prasidėjęs nuo balandžio 1 dienos ir jisai baigsis birželio 30 dieną, o antras etapas tai nuo rugpjūčio 1 iki spalio pabaigos. Vienas žodis Lietuva.